Penktadienio vakarą susigrūmė dar dvi dėl vietos po A grupės Saulę kovojančios ekipos. Savo aikštėje žaidusi Vilniaus krepšinio mokyklos 97 metais gimusi komanda ir Gesto krepšininkai. Iki šių rungtynių abu klubai buvo iškovoję po vieną pergalę ir patyrę po nesėkmę, tad prieš prasidedant dvikovai buvo galima laukti intrigos. Susitikimo pradžioje VKM jaunimas tarsi išsklaidė išankstinės prognozes, kuomet pirmajame kėlinuke pasiuntė varžovus į knockdowną ir sužaidus 10 minučių įgijo triuškinamą 17 taškų pranašumą – 30-13. Maža to, po trumpos pertraukėlės aikštės šeimininkai pratęsė savo šturmą, bei vienu metu susikrovė net 20 taškų persvarą – 37-17. Tačiau svečiai nė nesiruošė kelti baltos vėliavos. Anaiptol pakoregavę savo žaidimą, jie sugebėjo sukurti mažą stebuklą. Ir trečiojo ketvirčio viduryje priartėjo iki minimumo – 54-55. Vis tik, Richardo Žilio treniruojamai VKM komandai pavyko išnešti sveiką kailį. Vos pajutę pavojų, aikštės šeimininkai atsitokėjo, perikėvo savo gretas gynyboje, ėmė žaisti emocingiau puolime ir vėl nutolo per saugų atstumą. Nors Gesto kolektyvas nuolat alsavo varžovams į nugaras, tačiau nuaidėjus finaliniai sirenai, sunkia pergalė rezultatu 83-78 nugalėtojų komandai į priekį vedė Kasparas Gailius, pelnęs 23 taškus, ir Kipras Urbanavičius įmetęs 18 taškų ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus. Jiems neblogai talkino Edvinas Lapšys, 6 rezultatyvūs perdavimai, ir Kristijonas Simpsonas, 5 rezultatyvūs perdavimai, surinkę po 12 taškų. Gesto ekipoje išsiskyrė Gediminas Žukas, pelnęs 26 taškus, ir Justinas Navlickas, surinkęs 14 taškų. Iš karto pritrūkom biškį fizinio pasiruošimo. Ir tas lėmė, kad mes pradėjom klysti. Nuovargis daro savo. Klydom, nebepataikėm. Paskui biškį atsigavom. Varžovai pavargo to pačiu. Ir dalis sėkmės dar lėmė. Tai va tiek. O taip vyrai stengiasi, viskas kaip ir viskas normaliai. Bet sakau, tas biškį fizinio to paruošimo truko. Bet sakau, pergalė, ačiū Dievui.